čia skauda jau. Trečiadienį tikrino sirenos profilaktiškai. Ar laikas tikrint? Ar dabar laikas tikrint? Kur sirenos, kodėl nekaukia, kai Kolūkius Landsbergis išardė, kai komerciniai bankai išlūkai išleidžiavičius machinacijas darė. Va tada turėjo kaukti, kai Viljamsas ir Telekomas Lietuvą nupirko. O dabar tikrina profilaktiškai, tikrink netikrinės, vis tiek viena sirena gausis. Laidos vedėja Algi, valio. Labas vakaras, brangus Lietuvos žemės gyventojai. Sveikos mano katytės. Paskutinį kartą šį rudenį mes užmesgame ryšį su Lietuvos žeme. Aišku, mes ateityje matysimės ir toliau, tačiau rudenėlio kažkaip gaila nors tu ką. Nors imk ir kruvinom ašarom verk it koks budulis. Gerą tarnybą man patikėjo vis dėlto. Neblogas vyras tas Brazauskas. Iš tikrųjų, kaipgi pakelsi LTV reitingą, aišku, mokesčių surinkti reikia. Nu ir man darbų yra, bedarbius. O anksčiau tai buvau durnelis, o dabar tai tokiausia pareigose. Nu, einu pažiūrėsiu. Žinot, taip ir mandagumas gali išgaruoti. Galit ir mano kitą veidą pamatyti. Labą dieną, LTV. Televizinis mokestis. Girdit? Sėdėt prie stalų. Kas vyriausias? Noriu pašnekėti. Jūs mane girdite, ne? Ko peršikot visi dabar prie stalų savo? 6 litai už televizorių yra. Kas mokėsit? Per televizorių šnekėt visi drąsus. O mokestį sumokėt nei vienas, ne? Tik 4 duosit. 4 duosit. Gerai, be kasos čekio, duokit greičiau, jeigu turit. Šitas susimokėjo, šitas susimokėjo. Įdomu, čia kabinetas. O, 666. Nemokėjau. Einugi pasižiūrėsiu. Ir dar šventas Aurimas su šventu Audrium. Televizija yra jėga. Labą dieną. Jūs mano tėvo Liuko televizija. Aš atsiprašau, studijoje turime svečią. Klausyk, pas mane čia tiesioginis eteris, ką čia sau leidi dabar? Klausyk, pas tave televizorius kampe stovi, o 6 litų nesumokėjai abonimentinio mokesčio. Kokie 6 litai, tu kaziolas, kokie tau 6 litai, argi čia pinigas, pas mane vat kiek per... Aš tau ne kaziolas, o budulis. Antras dalykas, tu pats kaip petuchas apsirengęs, žmonėm smegenis per televizorių podrinė. Iš kur būsi dabar pats kas toks? Aš iš LTV, iš nacionalinio transliuotojo, man pavesta Brazausko, Juozaičio ir Milaknio įsakymų LTV skolas gelbė ir gesinti. Ir tarė šventas Algirdas, neklausyk Brazausko. Žinai šitą skaitei? Ką? Kročiak, man jau va čia žmonėms parinti smegenis. Tu būsi televizijos kunigas, gerai? Bet prieš tai reikia tavo dušą išvalyti nuo Vilnių, kur tave LTV apspytų, supranti? Va, pažiūrėk į šitą dangišką vaizdą. Nu. Ir išsigydyk. Aš einu, kročiai, turiu dėlą pravirnūti. Normaliai. Nėra į ką čia žiūrėti. Nu ir ką? Leidžiasi tą saulę į jūrą. Kiek kartų mačiau jau. Akis pigina tik tai. O galėjau ir pats jūroj kažkada nušautas gulėti. Nu, neužsiparinai sėdėti, ką, buchuriukas? Mielas žiūrovas, pristatau tau naują mano televizijos dangiškos šviesos kanalas, televizijos kunigą Budulį. Brangus žiūrovai, sumokėkite, paaukokite 6 litus dangiškos šviesos kanalui. Ir tarė šventas Aurimas. Kas verks kruvinom ašarom, tas reiškia bus neišventintas iš šventų žmonės, per daug į saulę žiūrėjęs. Lochas, aš tave durnę užmušiu.
Kitoje orbitos laidoje reikia tikėtis budulio ant galvos švitės ufonautiškas nimbas, kas reikš, kad mūsų herojus tapo šventuoju. Netrukus po reklamos mes vėl su jumis užmegsime ryšį. Laidą pristato Metaxa. Dalyvaukite žaidime Metaxa kviečia ir laimėkite puikių prizų. Metaxa. Paliesk saulę. Prausiantis su Palmolive, tavo oda gauna vitaminų, kad nebereikia jų papildomai vartoti. Palmolive Vitamins – tai unikalūs odos priežiūros produktai, kurie suteikia odai vitamino E, tad jie atrodo jauniau. Palmolive Vitamins kūno odos priežiūros priemonių linija, kad oda atrodytų jauniau. Palmolive Vitamins veiksmingumą garantuoja geriausi pasaulio specialistai iš Šveicarijos vitaminų instituto.